Sveiki visi, kas mane žiūrit, štai ir dar vienas pirmadienis, štai ir dar vienas video. Pagal mano švarkelio spalvą jau galit numanyti, apie ką pasakosiu šiandien, ogi apie Valentino dienos makiažą. Artėjančią įsimylėjėlių šventę. Gal aišku, su raudonu švarkeliu aš čia padauginau, bet labai norėjau, kad būtų labai simboliška, nes raudona spalva tiesiog vyrauja tą dieną. Tad šis video, aš manau, jums bus vienas įdomiausių mano video, dėl to, kad pagaliau mes dažysim akis. Aišku, Valentino diena čia yra ta diena, kur tos, kas bijo raudonų lūpdažių ir galvoja, kad oi, šiandien netinkama šventė, ne, tikrai nepasidažysiu, man netinka, aš bijau ryškumą ir taip toliau, tai yra ta diena, kai tikrai jūs galite savo tai leisti, nes gal man asmeniškai, kai užklausia apie Valentino dienos makiažą, raudonus lūpos, tai pirma, kas ateina į galvą. Tai toks svarbiausias akcentas. Prieš raudonas lūpas aš turiu sudrėkinti savo lūpas, kad mano lūpdažis atrodytų gerai. Dėl to aš naudosiu Karmex balzamą. Jį galite įsigyti vaistinėje. Ir kol aš jums pasakosiu apie akių makiažą, balzamas įsigers, sudrėkins mano lūpas ir bet kokias spalvos lūpdažis užsidės gražiai ir tvarkingai. Ir lūpos nebus įskilusios, to labiau, kad aš naudosiu vandenį atsparų lūpdažį, kuris šiek tiek sausina lūpas. Jisai yra gydantis balzamas, jis skirtas ilgam naudojimui. Tai jeigu jūs turit kažkokių problemų su lūpom, kur jums pastovi lūpos skilinėja, atsiranda kažkokių puslelinių, tai labai siūlyčiau naudoti jį nuolat, ypač žiemos metu, kadangi žiemą dėl temperatūrų kaitos, laukia minusinė temperatūra, šaltis, grįžtam namo labai karštą nuo radiatorių, oda išsausėja be galo ir tai pamatau ant kiekvienos klientės, kuriai stengiuosi labai stipriai sudrėkinti odą prieš dedant dekoratyvinę kosmetiką. Tad jums siūlau irgi namų sąlygom pasirūpinti savo lūpytėm, ne tik odą. Lūpas sudrėkinau. Veidas pas mane padarytas, kad neapkrauti jūsų vėlgi didelio informacijos kiekių. Aš nepasakosiu vienam video, kaip dažyti ir veidą, ir akis, ir nežinau, daryčiau šukuosenas. Tai veidą aš jau paruošiau, akis šiandien nusprendžiau dažyti pakankamai ekstremaliai, tai bus irgi ne visoms jums priimtinos rūdos, juodos, baltos spalvos. Čia bus panaudotos rausvos, raudonos spalvos, blizgios tekstūros. Tikrai kažkas įdomaus, jeigu norite išskirtinai atrodyti ir kada jūs kreiptų dėmesį ne tik jūsų mylimas žmogus, bet ir visi aplinkiniai. Taigi, mes pradėsim ruošti akytes. Akis, kaip ir veidą, reikia pamodeliuoti. Labai priklauso, kokia yra jūsų akių forma. Žiūrint į ją, jūs turite išmodeliuoti akį. Kaip mes tai darom? Pavyzdžiui, mano yra pakrytęs vokas. Pakrytęs vokas tai nėra gražu, tai tą voką aš turiu pamodeliuoti, kad atsirastų šiek tiek įdubimo. Aš imsiu šepetėlį tušavimui. Naudosiu tokį MAC šepetėlį 217. Jis man vienas geriausių šepetėlių, kuris sukurtas šešėlių tušavimui. Ir naudosiu MAC modeliavimo priemonę Harmony spalvos. Tam, kad išmodeliuoti akį, jūs galite su Harmony modeliuoti ir skruostikaulius, nosytės, smakrą, bet ką reikia išmodeliuoti ant jūsų veido, su juo taip pat išmodeliuosiu ir akis. Realiai jau nebūtina turėti šitą priemonę, tiesiog turėkit kažkokius rudus šešėlius, bet jie turi būti labai švelnios ir rudos spalvos, nelabai stiprios pigmentacijos, nes mes dabar nedažom dar akių, o mes tik išmodeliuojam, padarom pamatus, gražų pagrindą, ant kurio paskui dėsim jau patį akių makiažą. Taigi, aš imu stačiai modeliavimo priemonę ir ant krentančio voko tiesiog glostau, šiek tiek einu prie antakio, pailginu akį link smilkinio, kad jinai iškart būtų šiek tiek pailgesnė ir didesnė nei yra iš tikrųjų. Ta pati padarau apačioj, pagilinu akytę, antrakis.
Tai va, nedariau jokių stebuklų, visą gražų dūmą padarė šepetėlis. Man reikėjo tik švelniai glostyti ir toliau galiu dėti spalvą. Bet jeigu jūs norit, kad jūsų spalva būtų intensyviai, kad jinai gerai laikytų ir tikrai nenorit rizikuoti, kad paskui per visą vakarą, kol jūs būsit su savo mylimuoju, jums čia subjekto šešėliai ir atrodytumėt tiesiog negražiai, siūlau jums naudoti šešėlių bazę. Aš naudosiu šešėlių bazę Too Faced. Man jinai labai patinka. Bet jūs galite naudoti vėlgi kažkokią bazę, kurią naudoti jūs, kurie jums yra geriausia. Imu bazę, jos reikia labai nedaug. Ir tapšnoju ant judraus voko. Labai svarbu, kad visur pridėtumėt po lygiai. Jūs galite dėti bazę su šepetėliu, bet man asmeniškai savo patogiausia ją užsidėti būtent su bevardžiu pirštu. Jo pagalvėlė yra pati minkščiausia ir tokia išsprogusi, kuri labai gerai įeina į šitas vietas. Kadangi naudosiu skirtingus spalvų šešėlius, naudosiu tamsius, naudosiu rausvus. Jeigu man rausvi šešėliai pakris kažkur ant veido, bus negražiai, bus rausvi paakiai, paskui tą pigmentą labai sunku yra išimti iš odos. Tai, kad apsisaugoti ir nebūtų kažkokio uždegiminio rausvo vaizdo, aš naudosiu silikoninius padukus. Naudosiu padukus Silk Pet. Man jie vieni geriausių rinkoje. Jos galite nupirkti internete. Jie atrodo taip. Jie yra daugkartiniai, tai realiai jūs galėsit naudoti juos, kaip jie rašo, iki 100 kartų, gal ir daugiau. Mes priklijuosim silikoninius padukus. Padažytą veidą. Jeigu jūs nenorit naudoti padukus, jūs galite pradėti jūsų makiažą nuo akių dažymo, kad nereikėtų rūpintis tuo, kad jums pakrys šešėliai ant jūsų odos. Tai va, kad oda liktų švari, aš ją maksimaliai apsaugojau, dabar tikrai aš nieko nebejau. Ir dabar imu šešėlius. Aš naudosiu paletę T17 iš Make Up Atelier. Šiltų ir šiek tiek šaltesnių atspalvių paletę. Aš naudosiu šitas dvi spalvas, tai tamsiai violetinė ir tokia rausvai violetinė, bet turi savyje tokia gražaus rausvumo, turi blizgesio. Aš imsiu plokščią šepetėlį. Ir paimsiu daug pigmentų. Daug, tikrai nebijokit. Oda apsaugota. Ir dėsim per centrą. Iki įdubimo. Čia jūsų įdubimas, kur mums įeina teptukas. Dabar paimsiu tamsesnę spalvytę. Paimsiu su tušavimo šepetėliu, kurį jau naudojam modeliuojant akį. Ir dėsiu iš šonų tos spalvos, kurią jau pridėjom. Tušuojant. Išorinis kampas turi būti tamsiausia jūsų makiažo vieta. Vidinis gali būti šiek tiek šviesesnis, bet vis tiek intensyvios spalvos vėlumu. Viršui padarom tokią arką virš šviesesnės spalvos. Šiek tiek ištempiam akį link smilkinio. Viskas pakrito, bet pakrito ne ant veido, o ant paduko, kurį aš sėkmingai nuimsiu ir nieko nebeliks. Sausų krapštukų šiek tiek pakoreguosiu perėjimus, kad atsirastų daugiau dūmelio. Ir išimsiu spalvą iš visur, kur man jos nereikia. Apačioj su tamsiausia spalva ir visą apačią. Štai toks ryškus, galima sakyti, dūminis makiažas. Ta patį padarysiu su antra akim. Imu bazę. Dabar, kad mūsų makiažas labiau žėrėtų, būtų dar gražesnis ir šventiškesnis, aš panaudosiu pigmentą iš Inglot. Aplamai aš myliu Inglot už jų pigmentus
ir tikriausiai profesionalui Inglo pigmentai tai yra labai didelis atradimas, bet kaip ir profesionalai, taip ir dėl savęs jie turi labai daug gražių spalvų, tinkančių kiekvienai merginai. Aš naudosiu pigmentą numeris 82. Tokį chameleoną. Imsiu jį su pirštais ir uždėsiu ant tos mano rausvos vietos. Volia, dabar makiažas šventinis, bet aš noriu šiek tiek nuimti blizgučių nuo mano tamsių vietų. Kad būtų skirtumas, tai aš imu šipitėlį, su kuriuo tušavau tamsias spalvas ir tiesiog jos šiek tiek nuimu. Pigmentą galima dėti su pirštais, kaip tai dariau aš, man labai patogu, nes teptukai taip neįtapšnuoja ir neįdeda pigmento į jūsų voką. Kad dar paryškinti šiek tiek akis, aš panaudosiu linerį. Naudosiu linerį iš MAC Pro. Jis nėra mano mėgstamiausias, bet šiuo metu šalia turiu jį. Jis irgi paliks mums pakankamai ryškią liniją. Tiesiog palik blakstienų liniją. Šiek tiek pastorinam per vidurį, kad padidinti akytę. Ir aš nedarysiu kažkokios griežtos uodegytės, kadangi noriu, kad makiažas išliktų daugiau dūminės, be kažkokių griežtų linijų. Ta patį padarysiu su kita akim. Labai svarbu, kad akys būtų vienodos, kadangi tai yra jūsų dvyniai ant jūsų veido. Aš noriu paryškinti šiek tiek ir apačią, bet aš nedarysiu tą su lineriu, aš paimsiu tiesiog juodus šešėlius ir padarysiu tai su jais. Tik tai išorinį kampą. Akytė taps didesnė ir gilesnė. Dabar vėl pirštų pagalba aš uždėsiu savo kreminius šešėlius, kad pablizginti zoną prie nosies ir po antakių. Jie irgi yra tokios rausvos spalvos, naudoju tą patį pirštą ir patapšnoju vidinį kampą. Žvilgsnis bus išraiškingesnis, gražesnis ir makiažas atrodys įdomiau. Jūs atrodys labai gaiviai. tą patį padarysiu ir po antakių. Tamsių pigmentų aš jau nedėsiu, dėl to galiu minti padukas. Kreminis pudras man padukai nenuėmė, bet odą norėčiau suridęs, darysiu su mažu beauty blenderiuku ir tiesiog patapšnosiu ant tų vietų, kur yra perėjimas. Tarp odos, kur buvo padukai ir kur jų nebuvo. Mes matom, kad turim dabar negražius tokius griežtus perėjimus apačioj. Ką mes su jais darom? Imam ploną tušavimo šepetėlį. Imsiu auksinę oranžinį spalvą, kadangi mano oda yra geltona, galiu sau leisti. Ir numuilšinsiu perėjimą tarp tamsios spalvos ir mano odos. Į vidinį kampą, į apačią, kur dengia padukas, irgi pridėsiu kreminių. Aplamai, kas liečia kreminius šešėlius, tai į zonas, kur nėra kažkokių raukšlyčių ir, pavyzdžiui, kažkokio krentančio voko, tai jūs galite jas dėti, nefiksuojant kažkokiais šešėliais. Pavyzdžiui, į vidų, ne po antakių, bet jeigu jūs norite dėti ant jutraus voko ir jūs turite nemažai raukšlyčių ar vokas krenta, tai jie subėgs su laiku į tas vietas, makiažas atrodys negražiai ir nekokybiškai. Dėl to kreminius šešėlius geriausia naudoti kaip pagrindą, kurį jūs galite užfiksuoti su biriais ar su presuotais šešėliais ir tiesiog jūsų makiažas atrodys ryškiau. Dabar aš nudažysiu gleivinę. Gleivinę jūs turite dažyti visada. Įsivaizduokit, kad tai yra jūsų kažkokia labai intymi vieta ir jūs galite arba dažyti šviesiai ją
su kažkokiu šviesiu rožiniu pieštuku, kad parypinti akis, arba jeigu jūs norite paryškinti. Bet turėkite omeny, kad jūs pamažinsite akytes, galite dažyti su juodu pieštuku. Aš padažysiu su juodu pieštuku iš MAC Ebony. Ebony geriausiai tinka tam, kad dažyti būtent gleivinę. Kadangi makiažas ryškus, tamsus gleivinės pravedimas dar daugiau jį paryškins. Bet visada turėkite omeny, kad tamsi gleivinė mažina akis. Tad jeigu jūsų akytės yra labai mažos, geriau naudokit kokį nors rausvą pieštuką. Dabar aš nudažysiu blakstienas. Jos jau buvo padažytas, bet aš padarysiu tai dar kartą, kad taptų ryškesnės. Naudoju tušą Clinique. Jis geras to, kad jis nėra vandeniu atsparus, bet labai gerai laikosi ant blakstienų. Ir nusivalo su paprasčiausiai šiltu vandeniu. Prie tokio ryškaus makiažo aš iškart noriu paryškinti su skruostikliu, su to pačiu Harmony. Ant viršaus, kur aš turėjau, šiek tiek norisi ryškiau. Aišku, prie tokio ryškaus makiažo jūs galite išvis nedažyti lūpų, jūs galite palikti balzamą arba padažyti su kažkokiu labai švelniu lūpdažiu. Aš, kadangi šiandien pasiruošusi būti labai ryškiai, padažysiu lūpas irgi ryškiai, kaip kalbėjau pačioje pradžioje, raudonai, nes būtent raudona lūpų spalva man asmeniškai asocijuojasi su Valentino diena. Parodysiu jums ombre efektą, tai populiarų dabar lūpų dažymo efektą. Jeigu anksčiau visada sakydavo, kad ryškios turi būti arba akis arba lūpos, šis sezonas leidžia mums turėti du akcentus – ir akis, ir lūpas. Ką aš dabar padarysiu? Aš naudosiu savo mėgstamiausią ever matinį vandenį atsparų, ilgai išliekantį lūpdažį, su kurio aš būnu pasidažiusi 5 ryto iki 10 vakaro. Tai yra Millie Baci lūpdažis. Iš Naubos. Millie Baci aš naudosiu 46 spalvą. Tai yra mano mėgstamiausia spalva. Ir 7. Su Millie Baci aš niekada nenaudoju pieštuko, nes jie yra tokie vandeninis varas, kad jie tikrai niekur nesubėga ir pats lūpdažis man padarys gerą liniją. Aš naudosiu šepetėlį lūpdažiui. Ir naudosiu patį lūpdažį kaip pagrindą, kaip pieštuką. I want to feel you in my body, want to feel you in my soul, my honey. You never ever loved you woman, so bitch is special. Kol kas tiek spalvos man užtenka, tamsiausios spalvos, dabar aš imu 7 ir dedu į vidų jį. Šiek tiek užeinu ant tos tamsesnės spalvos, kad būtų perėjimas. Galima dar pažaisti su highlighteriais, yra dar skirtingų technikų, kaip tai galima padaryti. Štai yra gal pati lengviausia. Tiesiog turėti vienos spalvos, 2 skirtingo intensyvumo atspalvius. Štai turiu raudonas lūpas, ryškias akis, lūpos tinka prie švarkelio. Dabar tikrai galėčiau eiti į šventę. Labai tikiuosi, kad šitas video buvo jums nors kažkiek naudingas. Aišku, aš nesakau, kad tai yra kažkokia tendencija, kad jūs privalot pasidažyti būtent taip, kaip šiandien pasidažiau aš. Bet aš tikiuosi, kad jums gavosi kažką padaryti ant savęs. Tikrai prašau, siųskit visada nuotraukas su makiažais, apie kurias pasakoja, ar pavyko jums jos padaryti, arba atvirkščiai gal jums pavyko patobulinti jos kažkaip. Visas bučioju. Visoms labai gražios meilės šventės, daug meilės, bučinių ir apkabinimų. Ate.